Labas vakaras. Toliau sveikinuosi su jumis, toliau tęsiu šį iššūkį. Sveiki prisijungę į mano antrąją paskaitą ir į trečiąją iššūkio dieną. Ir šiandien aš noriu pradėti nuo to, kad didžiulis dėkui visiems, kurie stebėjo mano pirmąją paskaitą ir komentavo, uždavinėjo klausimus, labai jais džiaugiuosi, labai jums dėkoju. Tikiuosi, jūs tenkino mano atsakymai ir primenu visiems, kurie stebi šias visas paskaitas, užmeskite akį ir į komentarų skiltį, net jeigu jums nekyla joks klausimas, nes ten yra labai gerų klausimų su atsakymais, žinoma, ir kartais būna taip, kad neiškyla mums joks klausimas, bet pasižiūrim kito žmogaus klausimą ir tada sukyla susidomėjimas, kad taip, ir aš norėčiau žinoti atsakymą į šitą klausimą. Ir dar kartą primenu, jeigu yra kažkokių labai asmeniškų klausimų, į kuriuos norėtųsi asmeniškų atsakymų, o ne rašyti viešai, jūs visada galite mums rašyti arba elektroniniu paštu, arba mums asmeniškai žinutė, tiek man, tiek Viktorijai, ir mes būtinai jums atsakysime į tuos klausimus. Na, o šiandien aš toliau tęsiu savo paskaitų ciklą ir mano šiandien tema yra be galo įdomi. Tai yra pasąmoninių blokų tipai, kaip jie susidaro, iš kur jie atsiranda ir ką tai reiškia, ką jie reiškia mums, kaip jie mus įtakoja. Ir prieš pasinerdama į šitą temą, aš pirmiausia noriu paminėti, kad kiekvieną bloką galima pradirbti. Ir yra keli būdai tai padaryti. Tai toksai pats greičiausias, bet dėja dažniausiai ir skausmingiausias, baisiausias būdas, tai yra tiesioginis bloko nulaužimas. Eiti į baimę, eiti į tai, kas mums blokuoja, kas mums stoja kelią ir daryti tai, ko nesinori daryti. Ir tiesiog tas blokas labai dažnai būna, kad paima, nusilaužia, pasileidžia ir ta baimė, ypač jeigu tai susijęs su baimė, ir tai išnyksta. Yra atveju, kai to padaryti nelabai rekomenduojama ir net nelabai išeina. Ir būna taip, kad ta pasąmonė nelabai tą nulaužimą nori vykdyti. Jinai tada gali kelti dar didesnę baimę. Pavyzdžiui, mano atveju iš tiesų taip netgi yra buvę. Aš visada turėjau šiokią tokią scenos baimę, viešojo kalbėjimo baimę ir aš tą bloką savo visada norėjau nulaužti. Aš ir dramos būrelį ėjau ir ten visai neblogai sekėsi, bet ta baimė vis augo iki tokio lygio, kad, kai atėjau į viešąją erdvę, kai pradėjau vesti seminarus, daryti laivus, man ta baimė jinai vis augo. Ir aš taip vis sakiau savo, vis tiek aš eisiu ir darysiu ir viskas čia bus gerai, nusilaužtas blokas. Tai mano pasąmonė davė tokį spyrį atgal, kad man vidury laivo yra prasidėjęs panikos priepuolis ir buvo labai nemalonu ir teko vis dėlto pasinagrinėti hipnoterapijos pagalbos įrankiais ir išsiaiškinti, kodėl tas blokas pas mane atsirado, kas ten pas mane atsitiko, teko jį pradirbti kitam lygmenį, kitų būdų ir šiuo metu pas mane jo kaip ir nebeliko. Galbūt tik tai tas toksai sveikas, malonus, dažniausiai jaudulys prieš pradedant paskaitą ir kalbant gyvai. Kitas būdas yra tiesiog su savim kalbėti, bendrauti, įtikinti tą pasąmonę, kad čia viskas yra gerai, kad čia viskas yra saugu, kad aš galiu padaryti, kad aš galiu save peržengti. Ir tai užtrunka. Tai užtrunka, bet tai yra, jeigu turint kantrybės, jeigu turint valios, įdedant pastangų, tai suveikia, bet ko gero greičiausias ir veiksmingiausias būdas, neskaitant to tokio nulaužimo, jeigu nesigauna nulaužti, tai vis dėlto yra terapija. Ar hipnoterapija, ar kažkokia kitokia terapija, nes vis dėlto blokų priežastis, jos, yra kažkokių tai įvykių pasekmės, sakykime taip. Kiekvienas blokas, kuris pas mus yra pasąmonėje pasistatęs, kurį mes užsidėjom, ar ne, tai yra pasekmė kažkokio tai įvykio, traumuojančio ar palikusio emocinį įspaudą kažkokį tai. Ir su tuo reikia vienokiu ar kitokiu būdu pradirbti, kad tas blokas jisai pasileistų. Tai dabar aš pasidalinsiu ekranu ir pakalbėsiu apie tos blokus. Taigi, ar tikrai toks ar tokia gimei? Pasąmoninių blokų tipai. Tipų iš tikrųjų galima prirašyti ir daugiau, bet pagrindiniai tie tipai tai yra priklausomybės, karjera, nesaugumas, valgymo sutrikimai, psichosomatika, santykiai, depresyvi būsena, seksualinės problemos. Šitie pagrindiniai iš tikrųjų blokų tipai.
su kuriais mes susidurėme ir su kuriais dirbame hipnoterapijos srityje. Taigi priklausomybės pirmas punktas. Ir į priklausomybės iš tikrųjų galima į tą sąrašą sudėti daug daugiau. Čia toksai labiausiai pasitaikantis, ar ne, dažniausiai tai yra alkoholis, rūkymas, narkotikai, lošimas, socialiniai tinklai, kompiuteriniai žaidimai, apsipirkinėjimas, gali būti seksas, gali būti dar daug dalykų. Žodžiu, bet koks elgesys ar bet koks kažkoks pajautimas, kad be šito dalyko negaliu gyventi. Aišku, mes logiškai suprantam, kad nekalbam apie išgyvenimui reikalingus dalykus kaip vanduo, elementarus kiekis maisto ir taip toliau, bet tiesiog tokie dalykai, be kuriuo atrodo negaliu gyventi arba mano gyvenimo kokybė labai suprastėja, visą tai galima priskirti priklausomybei. Ir taip pat kompulsinis elgesys. Bet koks kompulsinis elgesys, ar ne? Ir keliaujam į kitą skaidrę. Iš kur tos priklausomybės ateina? Iš tikrųjų, priežasčių gali būti nemažai, bet beveik visais atvejais tos priklausomybės jos yra naudojamos tam, kad užpildyt kažkokią tai vidinę tuštumą. Užpildyt vidinę tuštumą, dėl to mes griebiamės kažkokios priklausomybės ir bandom save užkišti ją. Todėl mums norisi vėl ir vėl į tą priklausomybę pasinerti. Ar tai būtų alkoholis, ar tai būtų maistas, ar tai būtų dar kažkas, ar tai būtų apsipirkinėjimas, tiesiog norisi kažką gauti, kažką patirti, malonaus ir užpildyti viduje esančią tuštumą. Taip pat gali būti tiesiog bėgimas nuo realybės. Ir kai realybė yra antiek nepatogi, antiek nemaloni, kad nuo jos visais būdais norisi pabėgti. Tai tas toksai pabėgimas nuo nemalonios realybės. Ir tai gali būti nebūtinai vidinė tuštuma, tai gali būti, sakykime, tiesiog kažkokios tai labai negeros sąlygos. Už tai vaikai labai dažnai smurtinėse šeimose, ten, kur yra labai daug įtampos, labai daug kažkokių nemalonių dalykų vyksta, jie pasineria į socialinės medijas arba į kompiuterinius žaidimus ir tiesiog stengiasi tai pabėgti. Ir tas įprotis toksai išlieka, bėgimas nuo realybės, žinoma, ir į suaugusiojo gyvenimą ateina, ir suaugęs žmogus tada vėl lygiai tą patį daro, taip pat elgiasi. Na ir žinoma, meilės trūkumas. Tai tą meilės trūkumą iš tiesų gali įeiti ir tą vidinę tuštumą, bet tiesiog ta vidinė tuštuma, jinai gali ateiti ne iš meilės trūkumo, todėl aš ir atskyriau. Tai gali būti tiesiog savęs nerealizacija ir dėl to tuštuma ta atsiranda, kad tiesiog neužpildom savimi ir bandom užpildyti kažko kitu. O meilės trūkumas ateina dažniausiai iš vaikystės ir ypatingai, jeigu klientas ateina su problema alkoholizmo arba rūkymo, tai beveik 100% bus problemos iš ankstyvosios vaikystės, kur trūko mamos, trūko tėčio arba abiejų. Galbūt tas žmogus fiziškai ir buvo šeimoje, bet trūko dėmesio, trūko meilės, trūko ryšio ir būtent tas toksai ypatingai, kur eina ir maistas, taip pat žinoma ir kai tai eina visos priklausomybės, kurios eina per burną, per vartojimą, jos dažniausiai yra susijusios su mama dažniausiai vis dėlto. Arba tiesiog apskritai su artimųjų, pačių artimiausių žmonių meilės trūkumu. Toliau, karjera. Karjera, čia toksai labai, sakyčiau, į tą karjerą įeina daugiau negu vien tik tai karjera. Tai yra ir mokymasis, ir savirealizacija, žodžiu, bet koks augimas. Augimas ir plėtimasis tiek socialinėje, tiek intelektualioje erdvėje. Ir problemos karjeros, su kuo dažniausiai ateina klientai, tai yra sunku siekti karjeros, sunku save realizuoti. Ir aš atskiriau karjerą nuo savirealizacijos, todėl kad savirealizacija nebūtinai turi būti karjera. Savirealizacija gali būti šalia kažkokia veikla, kuri teikia malonumą ir per kurią žmogus realizuojasi, bet neuždirba iš to pinigų. Ir mes labai dažnai norim suvinioti visą tai į vieną rutulį
ir sutapatinti, nes žinoma, kad idealu, kai mes turime karjerą, kuri yra dar ir savirealizacija. Bet šitoj vietoj, kai yra toksai lūkestis, dažnai ateina didelis nusivylimas, kai nepasiseka to padaryti. Todėl aš labai kviečiu palikti vietos savirealizacijai, būti atskirai nuo karjeros, tada gyvenimas pasidaro daug lengvesnis. Jeigu tiesiog karjera sekasi vienoje vietoje, savirealizaciją tikrai galima pasiekti kitoje vietoje, o galbūt su laiku netgi ir paversti tą savirealizaciją į karjerą. Bet tai nebūtinai turi būti vienas ir tas pats taškas nuo pat pradžių. Toliau, kas dar į karjeros problemas eina, tai yra pokalbiai dėl darbo. Būna sunkumų čia, nervingumas, viešasis kalbėjimas, koncentracija, egzaminai, apskritai atmintis. Taip, tai irgi gali būti psichologinis blokas, žmonės dažnai nurašo šitą dalyką tiesiog, aš toks esu, aš tiesiog neturiu atminties, bet labai dažnai tai būna tiesiog psichologinis blokas, ypač kokia nors trauma būna įvykusi. Taip pat vairavimo įgūdžiai. Ir dabar kodėlgi ta karjera gali nesisekti, iš kur tos problemos kyla. Labai dažnai tai būna įsitikinimai apie pinigus. Va čia vienas iš tokių didesnių stabdžių, kai žmonės turi tam tikrų įsitikinimų apie pinigus, žalingų, trukdančių, tai žinoma, natūraliai sunku tada juos ir uždirbti. Ar ne? Čia viskas logiška. Taip pat yra įsitikinimai apie valdžios arba jėgos pozicijas. Sakykime, su pinigais kaip ir viskas tvarkoj, bet sunku siekti karjeros, jeigu yra kažkokie tai žalingi įsitikinimai apie valdžią. Sakykime, lipate karjeros laiptais, bet sunku jais liptis, sunku pasiekti kažkokiu tai tikslų, jeigu yra įsitikinimas, kad valdžioje yra tik tai žulikai, sukčiai ir tie, kurie lipa per galvos. O jeigu jūs norit būti geras žmogus, ar ne, arba laikote save gerų žmogumi, žinoma, tada jau pasąmonė dės visokios kliūtis ir visokius blokus, kad iki tos valdžios pozicijos nenueitumėte ir nepasiektumėte tos karjeros, nes tiesiog prieštarauja tada vertybės, ar ne? Taip pat labai didelį vaidmenį vaidina savivertė šitoje vietoje. Žinoma, su nesveika savivertė, su sutrikdyta savivertė yra sunku pasiekti karjeros. Sunku prašytis ir kad atlyginimą pakeltų, ir sunku prašytis, kad pakeltų pareigose, o jeigu ir pasiūlo, dažnai sunku priimti tas pareigas arba einama su tokiu labai labai dideliu sunkumu į visą tai. Ir faktas, kad pasiekti karjeros yra lengviau, kai eini su lengvumu, o ne kai su sunkumu, ar ne? Lygiai taip pat kaip ir darot bet ką kitą. Toliau vertybės. Ir aš atskiriau vertybės nuo įsitikinimų apie valdžios pozicijas ir įsitikinimus apie pinigus, nes vertybės gali būti visokios. Gali būti vertybės apie pinigus, sakykime, įsitikinimas arba vertybės tokios, kad pinigai nėra svarbu, svarbiau šeima, ten meilė ir taip toliau, vertybės, ar ne? Žodžiu, mes labiau vertinam meilę ir šeimą, buvimą su vaikais, galbūt, kaip aš jau ir kalbėjau praeitoj paskaitoj, kad jeigu mūsų vertybė yra praleisti laiko su šeima, o ne sunkiai dirbti ir uždirbti pinigus, žinoma, kad tada jau bus sunku tos pinigus uždirbti. Arba jeigu vertybės yra tokios, kad ką turiu virš to, kas man reikalinga išgyventi, aš turiu paaukoti, atiduoti, kažkam padėti, tai kokia kalba gali būti apie taupymą, ar ne? Ir aš turiu tokį labai gerą pavyzdį, kuriuo man leido pasidalinti mano buvęs klientas, tai yra Tomas, vaikinas, 36 metų, ir jo problema buvo tokia, kad jam buvo sunku sutaupyti, kažkiek jisai sutaupyti galėdavo, bet iki tam tikros sumos ir niekaip negalėdavo sutaupyti daugiau. Ir kai tik tai atsirasdavo kažkoks tai rimtesnis projektas, ypač toks, kuris daugiau nešantis pelno, pas jį visada atsirasdavo atidėliojimas. Jisai atidėliodavo iki paskutinės minutės atrašyti elektroninį laišką, sutvarkyti dokumentus, susirinkti komandą, kad padaryti projektą, pasiruošti projektui. Žodžiu, tokie atidėliojimai, jisai galų gale paskui besiversdamas per galvą tai padarydavo, bet per didžiulės pastangas. Ir su tokiais didžiuliais vidiniais baubais ir pasipriešinimais. Ir kai mes nuėjome į regresą, iškilo toksai prisiminimas, kad kai jisai buvo mažas vaikas, kažkur 5-6 metų jam seneliai padovanojo taupyklę. Ir kadangi jį seneliai augino, ne tėvai,
tokio griežtesnio auginimo ir su tais pinigais ne visada buvo labai gerai, ne visada buvo tos gausos ir jau jį nuo pat mažens mokino, kaip su tais pinigais elgtis, kaip juos taupyti. Bet bėda buvo ta, kad jam jokiais būdais neleisdavo leisti tų pinigų ir leisdavo tik tai dėti į tą taupyklę, taupyti. Ir įsitikinimas toks susidarė, kad tų pinigų, kuriuos uždirbi, negalima leisti. Ir savo pirkti nieko negalima. Ir jokiems malonumams negalima leisti pinigų. Reikia tik tai taupyti, kaupti. Ir tokios pasivertybės. Kaupimas, ar ne? Antras įsitikinimas buvo toks, kad jau čia sekantis iš to pirmojo pasąmonės susidarė tokį įsitikinimą, kad uždirbti pinigų nėra prasmės. Lygiai taip pat kaip ir kaupti, nes jų vis tiek negalima išleisti. Tai kam tada uždirbti? Kam tada jų turėti? Ne? Ir ta tokia nuoskauda vaiko širdelį ir pasėjo tokius įsitikinimus, kurie dabar suaugusiam vyrui, dabar jau jau pradirbo į tą bloką, bet tuo metu suaugusiam vyrui buvo labai sunku užsidirbti ir didesnę sumą pinigų ir susitaupyti. Toliau, saugumas. Saugumas yra vienas tokių irgi didžiausių rimčiausių blokų, kuris eina irgi daugiausia iš vaikystės. Ir į tą saugumą, arba greičiau galbūt nesaugumą, sueina labai daug dalykų irgi. Tai ir nerimas, kai netgi atrodo viskas gerai, viskas ramu, viskas gerai, o vis tiek yra nerimas, kažkoks ar nemiga, toksai nuolatinis stresas, baimės visokios, fobijos, panikos atakos. Iš tiesų būna ir nerimo atakos, ne tik, kad vien tik tai toks nerimo jausmas, bet būna ir nerimo atakos, nerimo priepuoliai, kurie yra iš tikrųjų labai panašus į panikos atakas, bet tęsiasi ilgiau. Bet ne tokie intensyvus kaip panikos atakos, bet abudu ir vienas ir kitas yra be galo nemalonus. Iš tiesų netgi panikos atakas dažnai netgi supainioja su širdies priepuoliu, kiek yra intensyvu. Toliau, atsipalaidavimas, problemos atsipalaiduoti, ar ne? Nes žinoma, kaip suprantama, kad jeigu nėra saugumo jausmo, tai kokios gali būti kalbos apie atsipalaidavimą, ar ne? Toliau, pyktis ir kontrolė. Ir gali atrodyti, prie ko čia ta kontrolė. Kontrolė yra prie to, kad iš ko jinai ateina. Jinai ateina iš nesaugumo jausmo. Kai mes labai norim sukontroliuoti aplinką, kitą žmogų, situaciją, tai yra viskas iš to, kad mes bijom to, kas bus, jeigu atsitiks ne pagal tai, kaip mums reikia, kaip mes norim. Ir tada visom pastangom bandom viską sukontroliuoti. Pyktis irgi lygiai taip pat. Viskas irgi yra apie saugumą, nes po pykčių labai dažnai, netgi iš tikrųjų visada slepiasi kažkokia kita emocija, nes pyktis yra tik antrinė emocija, kartais netgi tretinė, ir po pykčių visada yra kažkoks tai skausmas ir baimė, kad tas skausmas pasikartos. Todėl pyktis yra tik tai reakcija į kažką ir galima sakyti tokia savotiška apsauga. Savisauga. Ir kodėlgi tas saugumas griūna pas mus? Trauma. Viena iš priežasčių didžiausių. Iš tiesų, trauma gali būti beveik visiems šitiem blokam. Vienokia ar kitokia, ar įspaudas didesnis, mažesnis, bet visiems šitiem blokam gali būti pritaikoma trauma kaip priežastis. Toliau, nesaugi vaikystė irgi čia jau kaip taisyklė. Jeigu suaugęs žmogus nesijaučia saugus, dažniausiai vis dėlto kažkas vaikystėje buvo labai nesaugu. Apleista vaikystė. Kuom skiriasi nuo nesaugios? Vaikas gali būti saugus, bet tiesiog juo mažai rūpintasi, mažai jam suteikta dėmesio ir tiesiog tas vaikas jisai kaip ir saugus, gali būti pavalgęs, aprengtas ir finansinė padėtis gali būti gera ir tas vaikas jisai gali būti kaip ir tokioj fiziniai priežiūroje, bet emociškai vaikui nesuteiktas saugumas. Ir tas vaikas jaučiasi apleistas, nes vien dėl to, kad vaiko yra fiziniai kažkokie tai poreikiai patenkinti, dar nereiškia, kad tas vaikas jaučiasi pilnai prižiūrėtas ir kad jam pilnai visko suteikta. Ir ateinam iki tų neatlieptų poreikių ir tie poreikiai gali būti patys įvairiausi, visokiausi, tiek fiziniai, tiek psichologiniai, tiek emociniai. Tai būna, kad neatliepti visai,
arba nepakankamai atliepti, arba tie poreikiai atliepti nepastoviai. Tai reiškia, kad tai vaikų pasirūpinta, tai nepasirūpinta, jau kaip ten gaunasi taip. Ir šitoje vietoje vėlgi noriu staptelti ir priminti dar vieną tokį dalyką, taip pat paantrinti Viktorijai, kad mes čia kalbam apie blokus, kalbam apie tai, kad susikūrė viskas vaikystėje, ar ne? Na, gal ne pilnai 100% viskas, bet daugiausiai viskas. Na ir pavyzdys. Vėlgi dar viena mano klientė, Megan, 45 metų, taip pat davusi leidimą pasidalinti šiuo pavyzdžiu, ir jos didžiausia problema buvo kontrolė ir pykčio priepuoliai. Va, ir vaikystė jos buvo tokia ganėtinai įtempta, jinai buvo vyriausias vaikas iš 7, todėl jai nuo mažens buvo pristatytas toks kaip ir auklės vaidmuo. Ir dėja labai dažnai būtent taip ir būna ypač didesnėse šeimose, kad vyresni vaikai praktiškai užaugina jaunesnius. Ir, na, bent jau pas mus Airijoje tai yra vis dar įprasta iš tiesų. Ir jinai užaugo su tuo įsitikinimu, kad čia viskas tvarkoj, ir jinai netgi atsiliepia labai gražiai apie savo tėvus ir apie savo šeimą, kad viskas ten buvo labai fainai, ten buvo labai linksma, turėti daug brolių, seserų, ir tėvai buvo geri, rūpinosi vaikais, visada buvo visi pavalgę, visada visi dėmesio gavo ir taip toliau ir panašiai. Tai iš kurgi čia ta kontrolė ir iš kurgi čia tie pykčio priepuoliai tokie. O esmė buvo tokia, kad vis tik tai jai, kaip mažai mergaitei, nuo 6,5 uždėta atsakomybė prižiūrėti mažesnius vaikus. Va, paskui, kai buvo vyresnė, tai dar tų vaikų daugiau atsirado atsakomybės. Ir vaikui tai buvo duota praktiškai neįgyvendinama užduotis. Ir jinai turėjo jaustis labai stipri, kai iš tiesų jautėsi labai beviltiška. Nes kai gauni neįmanomą užduotį, kurios tu jauti, kad tu negali įvykdyti, kad tai yra absoliučiai neįmanoma, tada apima didžiulis beviltiškumas. Ir beviltiškumas veda į tokį jausmą, į silpnumo jausmą. Ar ne? Ir tada susiformavo toksai įsitikinimas, kad reikia būtinai viską sukontroliuoti, sužiūrėti laiku, nuspėti, kas atsitiks, kas gali atsitikti, ir kad visi būtų kaip žąsiukai surikiuoti būtinai, nes kitaip kažkas blogo atsitiks. Ir viskas turi būti padaryta pagal taisyklės, nes tam taisyklės ir duotos, ar ne? Vaikai, jie labai tų taisyklių vaikam reikia, nes tai yra tie rėmai, ta apsauga, kurie jaučiasi saugus tose taisyklėse. Ir tas išliko, kad kol aš darysiu viską taip, kaip reikia, kol viskas bus atlikta pagal tam tikrą tvarką ir kol visi kiti viską darys pagal tam tikrą tvarką, tada visi saugus. Jeigu ne, kažkas būtinai nukentės. Nes žinoma, kai vaikų paliekama prižiūrėti mažesni vaikai, kažkas būtinai atsitinka, kažkas susižeidžia, nukrenta ir taip toliau, ir tokiu atveju pas ją atsitiko ne vienas, ir tai jai paliko irgi labai tokių šokų ir įspaudų ir baimių tokių dėl susižeidimo. Antras įsitikinimas susiformavo, kad jinai yra stipri tada, kai yra agresyvi. Nes tam, kad jos klausytų mažesni broliai ir seserys, jinai turėjo tokią agresiją savyje užsiugdyti, stiprų balsą, galbūt kažkam netgi užvožti vieną kitą, nes, kaip kitaip. Ar ne, vaikas nelabai kitų būdų žino. Ir ta tokia agresija pas ją, agresijos priepuoliai, pliūpsniai tokie, jie ir išliko iki 45 metų. Ir iš tiesų ir dabar dar sako, kartais pasitaiko, bet jau vis mažiau ir mažiau, kas yra labai šaunu. Būtent dėl to, kad jinai pasijaustų stipri ir kad atkreiptų į save dėmesį, kad jos klausytų. O iš tikrųjų ta kontrolė, vėlgi, kaip matot, eina iš baimės, kad kažkas blogo atsitiks, kad kažkas nukentės. Ir tas agresyvumas, tas pyktis irgi eina lygiai taip pat, kad jeigu jos neklausys, vėlgi, kad kažkas blogo atsitiks. Na ir aišku, kad jinai gaus irgi bart, kad nesužiūrėjo brolių seserų. Toliau valgymo sutrikimai, vėlgi labai labai dažna ir gana skaudi tema. Ir į tos valgymo sutrikimus irgi įeina nemažai, tai yra ir persivalgymas, ir emocinis valgymas, kas yra vėlgi du skirtingi dalykai, anoreksija, bulimija,
Problemos dėl svorio, tai gali būti per didelis svoris, per mažas svoris, sportas, ar prie ko čia tas sportas, ar ne? Sportas iš tiesų prie valgymo sutrikimų, jisai yra dažnai, nes šalia, sakykime, emocinio valgymo, persivalgymo dar būna ir energijos trūkumas ir nenoras judėti. Kažkoks toks blokas susidaręs prieš judėjimą, prieš sportą. Arba judėti gali būti ne problema, bet būtent sportuoti tam, kad pagerinti sveikatą arba numesti svorio, pasąmonė pasidarius bloką prieš tai yra. Ir nenori to daryti. Taigi, iš kur tai atsiranda? Tai, kaip ir sakiau, gali būti daug priežasčių šitoj vietoj. Gali būti tas pats kaip su priklausomybėm, tuštumos užpildymas. Gali būti trauma, vėlgi, kaip ir sakiau, tam tikri dalykai, kurie atsiranda vaikystėje dėl valgymo arba nevalgymo, sutraumuoja žmogų ir dėl to atsiranda tam tikros apsaugos susijusios su valgymu. Taip pat savivertė. Dėmesio nukreipimas nuo kažko, tai ar ne? Tiesiog atrodo labai dažnai būna irgi toksai atidėliojimas, su atidėliojimu susiję. Reikia kažką padaryti, bet labai nesinori. Ir tada, ką nors užvalgysiu. Nes kažką reikia padaryti vietoj to. Tai vietoj atidėliojimo, kažkas tai internete sėdi, scrollina, ar ne tik tokus, o kažkas eina šaldytuvą. Tai toksai atidėliojimo irgi dėmesio nukreipimas. Taip pat dėmesio nukreipimas nuo kažko nemalonaus, raminimas savęs. Saugumas, vėlgi, prie ko čia tas saugumas, ar ne? Kai yra nerimas, kai yra kažkoks tai pergyvenimas dėl kažko, tai baimė, dažnai žmonės puola kažką užvalgyti ir dažnai norisi kažko traškaus, nes vėlgi nerimas, baimė dažnai koncentruojasi žandikaulyje, susirakina žandikaulis ir valgymas, kramtymas, ypač kažko traškaus, atpalaiduoja čia. Ir kai čia atsipalaiduoja mechaniškai, tada atsipalaiduoja šiek tiek ir emociškai. Toliau, valgymo sutrikimai gali būti ir ne kažkokie traumos blokai, dar kažkas, tai gali būti autizmo, irgi toksai pašalinis dalykas. Yra atvejų ir labai daug, kai autizmą turintis žmonės taip pat turi šalia ir valgymo sutrikimų. Būna, kad nejaučia sotumo, būna, kad nejaučia alkio, nes autizmas jisai apskritai yra su sensorika labai susijęs, todėl ta sensorika jinai yra kitokia negu kad, sakykime, daugumos mūsų. Taip pat valgymo sutrikimai gali būti kaip dar vienas simptomas kitų psichologinių sutrikimų, tokių kaip bipoliškumas, skizofrenija ir kitų psichologinių sutrikimų, į kuriuos aš dabar nesigilinsiu, nes tiesiog mes dažniausiai su jais, tais tokiais sunkiais psichologiniais sutrikimais, hipnoterapijos būdo ir netaikom, nenaudojame. Ten jau reikia specializuoto gydytojo pagalbos. Toliau, depresyvi būsena. Depresyvi būsena parašiau dėl to, kad ne visada tai yra ta tikroji depresija. Kartais tai būna tiesiog būsena depresyvi, iš kurios išeinama. Vėl einama, vėl išeinama, bet tai nėra ta depresija klinikinė, kuri tęsiasi ten mėnesiais, metais ir taip toliau. O kartais tai būna būtent taip. Todėl į depresyvios būsenos bloką taip pat sudėjau ir depresiją pirmu numeriu, nes žinoma, tai jau prie to pačio. Toliau, pasitikėjimas savimi. Taip, pasitikėjimas savimi, jeigu jis yra sugriautas, žinoma, kad veda į depresyvią būseną. Savivertė, kaltė, savęs žalojimas, motyvacija, jos nebuvimas tiksliau, užsibrėžtų tikslų siekimas, kai nesiseka užsibrėžtų tikslų siekti ir atidėliojimas. Visa tai gali sueiti į depresiją, depresijos sudedamosios dalys, bet visa tai gali būti ir atskirai nuo depresijos ir nebūti depresija. Tiesiog aspektas, tas vienas, kuris veda į depresyvią būseną. Tai keliaujam toliau, iš kur neatsiranda ta depresyvi būsena. Labai dažnai būna traumos pasekmė, sunkios vaikystės. ADHD tai yra dėmesio sutrikimas ir hiperaktyvumas. Labai dažnai šie žmonės turi arba kažkokią tai depresyvią būseną, arba tikrąją tai jau depresiją. Kitos psichologinės ligos tokios kaip bipoliškumas, skizofrenija,
paranoja ir kitokios. Bet su šitom mes jau nedirbam, nes čia jau reikia vėlgi klinikinio profesionalo. Ir čia jau yra ten, kur yra ligos, ten yra ligoniai ir mes su šitais dalykais nedirbame. Atsiprašau. Taip, fizinis skausmas arba negalia, ilgalaikis fizinis skausmas arba negalia taip pat gali vesti į sunkią depresyvę būseną. Toliau išmokta depresija. Kas tai yra? Jinai anksčiau buvo vadinama paveldėta depresija, bet iš tiesų mes depresijos nepaveldime, mes jos išmokstame. Jeigu kažkas iš šeimos narių, mama arba tėtis mūsų vaikystėje sirgo depresija, mes tiesiog tos būsenos išmokstame. Nes kai vaikas auga, jisai save tapatina su vienu iš tėvų, bent jau kurį laiką, ir taip pat mokosi, sakykime, mergaitė mokosi iš mamos, kas tai yra moteris, kas tai yra mama, kokia jinai yra. Todėl labai dažnai, kai užauga, pradeda atpažinti tam tikras mamos savybės savyje. Net jeigu to labai vengia, vis tiek dažnai labai kažką tokio savyje atranda. Ir tuo pačiu gali atrasti ir depresiją savyje, jeigu mama sirgo depresija. Lygiai taip pat ir berniukai. Jie taip pat gali išmokti šitų dalykų. Toliau, chemija. Depresyvi būsena arba depresija, psichologinė trauma, jinai pakeičia smegenų chemiją. Ir būtent ta chemija, jinai labai įtakoja mūsų būsenas ir mūsų nuotaikas. Pavyzdžiui, kortizolis, kuris gaminasi antinksčiuose. Atsitinka kažkoks dalykas, kažkoks nesaugumas, pasąmonė atpažįsta kažkokį nesaugumą ir jinai pasiunčia signalą į antinksčius, kad pagamintų kortizolį, kad mes pradėtume jausti nerimą ir kažką dėl to nesaugumo daryti. Lygiai taip pat gali nuspręsti pasąmonę dėl tam tikros aplinkybės pasiųsti hormoną, kad išsiskirtų tokį kaip adrenalinas. Vėlgi, tam, kad mes kažką padarytume dėl situacijos. Lygiai taip pat yra ir kiti hormonai, tai tie, kurie mums sukelia malonę būseną. Tai yra oksitocinas, endorfinai, serotoninas. Ir labai dažnai tiems, kurie serga depresija, yra pasiūlomi antidepresantai, vaistai, kurie būtent kompensuoja šitų laimės hormonų trūkumą, šitos chemijos trūkumą. Bėda ta, kad mūsų smegenys nustoja siųsti signalus ir kūnas nustoja natūraliai gaminti šitos hormonus vis labiau ir labiau, reiškia, jų pagamina vis mažiau ir mažiau, kuo ilgiau mes naudojam tuos sintetinius vaistus su šita chemija. Ir aš nesakau, kad nereikia niekada naudoti vaistų, tikrai yra situacijų, tikrai yra būsenų, kur tam, kad išlipti iš tos labai gilios duobės, tikrai reikia. Ir jeigu yra dėmesio sutrikimai, irgi galima pritaikyti kažką iš šitų dalykų. Todėl, kai yra dėmesio sutrikimai, kai yra depresija, ta klinikinė depresija, niekada nerekomenduoju klientams paimti ir viską staigiai nutraukti. Ir iš viso nieko nutraukti aš nerekomenduoju jokių vaistų. Ir tada hipnoterapija, jinai yra šalia tik tai kaip pagalbinis įrankis, kaip pagalba. Ir tada su laiku, su hipnoterapijos pagalba galima išeiti iš tos būsenos, kai tie vaistai yra būtinai reikalingi. Tiesiog tada tas laikotarpis antidepresantų vartojimo yra trumpesnis. Ir tai yra labai gerai, nes kaip ir minėjau, kad kuo ilgiau žmogus vartoja antidepresantus, tuo labiau kūnas pripranta tos chemijos, tų hormonų nebegaminti. Va, ir tai yra negerai, nes mūsų kūnas pats pagamina puikiausiai visus hormonus, kurių reikia, tiesiog tą subalansavimą reikia atstatyti. Ir kaip minėjau, trauma, sunki vaikystė, kažkokie tai psichologiniai įspaudai, jie pakeičia smegenų chemiją, jie pakeičia smegenų darbą ir smegenys atitinkamai siunčia signalus išskirti vieną ar kitą hormoną, reikia ar nereikia, arba nepakankamai išskirti hormono, bet tvarkant tą traumą, tvarkantis su tą traumą, ar ne, gydant save, lankant terapiją,
chemija smegenų vėl keičiasi, jinai atsistato. Toliau, seksualinės problemos. Vėlgi tokia tema, apie kurią nelabai norisi kalbėti ir dažniausiai ateina žmonės jau ją tvarkytis, kai jau būna labai labai blogai. Va, ir į tas problemas vėlgi čia sąrašas yra toksai nemažas, bet jį galima dar pildyti ir pildyti, nes ten gali būti daug visko. Tai yra tas pats aseksualumas, kai iš viso nėra jokio potraukio. Padidintas seksualumas, kai gali išeiti ir į maniją, ir į priklausomybę, ir kitus dalykus. Malonumas, tiksliau jo nebuvimas arba per didelis malonumas, sakykime, per didelis jautrumas. Išankstinė ejakuliacija, nevaisingumas, padidintas vaisingumas, tai yra labai retas reiškinys, bet iš tiesų man asmeniškai yra tekę sutikti merginą, kuri irgi dėl tam tikrų įsitikinimų pasirodo, paskui vis dėlto jinai nebuvo mano klientė, todėl aš jos visos istorijos nepasakosiu, bet tiesiog buvo tam tikri įsitikinimai, dėl kurių jos kūnas išskyrė vėlgi dėl smegenų chemijos, buvo išskirti tam tikri hormonai, kurie labai labai padidino jos vaisingumą ir tiesiog tie vaikai ten birėjo vienas po kito. Toliau, nėštumas, sunkumai nėštumo metu, kažkokios tai komplikacijos ir gimdymas, pats gimdymas irgi vėlgi gali tam tikros problemos įtakoti gimdymo sėkmingumą, sakykime taip, lengvumą arba sunkumą. Ir tam tikrai įsitikinimai. Nes, kaip ir Viktorija minėjo, pas mus labai labai daug problemų, labai daug visokių dalykų atsiranda pirmiausia galvoje, o paskui jau kūnas prie to prisitaiko. Ir iš kurgi atsiranda tos seksualinės problemos, tai vėlgi kaip ir dauguma problemų, tiksliau visos problemos, tai gali būti trauma, tam tikrai įsitikinimai, baimės, savivertė, žinoma, vėlgi labai didelį vaidmenį vaidina tuštumos užpildymas, ypač jeigu kalbama apie priklausomybę nuo sekso. Kitos psichologinės problemos, vėlgi bipoliškumas, tas pats, jisai gali arba padidinti, arba sumažinti seksualumą. Depresija, dažniausiai tada libido labai krenta, bet būna ir atvirkščiai, būna, kad kaip tik žmogus pasineria į seksualinius malonumus tam, kad pabėgti nuo depresijos, tam, kad susikelti savo kažkokį jausmą. Nes depresijos atveju labai dažnai būna ne tai, kad žmogus pastoviai jaučiasi labai blogai, bet dar būna ir taip, kad tokia visiška apatija ir žmogus nejaučia nieko ir tame yra didžiausia kančia. Todėl puola į kažkokias tai veiklas, į kažkokius tai dalykus, kurie sukelia daug jausmo, arba jaudulio daug, tai arba pradeda užsiimti kažkokiais tai ekstremaliais sportais, ieško adrenalino, arba per jutiminę pusę ieško kažkokių kuo didesnių malonumų. Toliau, psichosomatika, vėlgi toksai nemažas sąrašėlis, bet iš tiesų jį galima pildyti, nes psichosomatika, pirmiausia, kas tai yra? Tai yra kažkoks negalavimas arba simptomas kūne, kuris yra prasidėjęs dėl tam tikros psichologinės būsenos. Ir kartais tai būna tiesiog simptomas ir fantominis skausmas, kuriam priežasties absoliučiai neranda nei gydytojai, nei niekas. Ir tada būna toksai nusistatymas, kad čia manęs arba nenori gydyti, arba gydytojai nekompetitingi. Ir žmonės tada eina ir ieško, kas čia negerai, o gydytojai nieko neranda, nes skausmas absoliučiai fantominis ir priežasties kūne nėra. Tačiau net jeigu patiriant šitokius nemalonumus, nepatogumus, anksčiau ar vėliau nieko nedarant, tie fantominiai skausmai pereina į tikrą ligą, nes kūnas, kaip ir sakiau, prisitaiko prie proto ir sukuria tam tikrą realybę. Todėl jeigu pasąmonė nusprendė, kad skauda koją, anksčiau ar vėliau tas skausmas pasidarys tikras ir ten gali ar auglys išaugti, ar dar kažkas, ar kraujagyslė užsikimšti, žodžiu, kažkas gali su ta koja ir atsitikti realybėj. O gali būti ir realūs simptomai, matomi fiziškai plika akimi ir kažkokie tai kažkokios ligos, netgi tie patys pasikartojantys peršalimai, tai irgi gali būti psichosomatika. Sakykime, pastoviai peršala žmogus, pastoviai temperatūra, pastoviai bėga nosis, kosulys, šito tai jau nelabai surežisuosi, ar ne? Nelabai prisigalvosi, kad tau nosis bėga. Arba temperatūra 40
Bet tai irgi gali būti psichosomatika, kuri tiesiog jau manifestuojasi kūne kaip liga. Tai čia, kaip ir sakiau, išvardinta yra nemažai, bet čia galima pridėti absoliučiai bet kokį kūno negalavimą arba nepatogų jausmą kūne. Ir dabar iš kurgi atsiranda ta psichosomatika. Tai pirmiausia, jinai atsiranda dėl to, kad jinai dėl kažkokios priežasties yra reikalinga. Jinai neša kažkokią naudą. Apskritai, bet koks blokas, bet kas, ką mes turim kūne, bet kas, ką mes turim prote, mums viskas yra kažkurioj prasmėje reikalinga. Galbūt logiškai atrodo, kad nereikalinga, bet mūsų pasąmonė dėl kažkokios priežasties nusprendė, kad mums šito reikia, kad mums tai neša kažkokią naudą, dėl to mes tai ir turime. Ir mums labai tada reikia tokio pasižiūrėjimo gero į veidrodį, kodėlgi man tai reikalinga, kodėl aš tai turiu. Tai kažkokią naudą ta psichosomatika jinai vis tiek neša ir kodėl aš tik tai šitoj vietoj paminėjau naudą, nors visur kitur jinai irgi yra. Šitoj vietoj jinai ko gero yra ryškiausia. Nes jinai į kažką nori atkreipti dėmesį. Psichosomatika yra apie dėmesio atkreipimą. Kūnas kalba apie tai, kad kažkas yra blogai psichologiškai, kad kažkur yra negerai, kažkur reikia dirbti su savimi psichologinėje srityje. Labai dažnai tai būna nepriėmimas kažko, nepriėmimas situacijos, nepriėmimas kažkokio tai dalyko, ar žmogaus, ar savęs. Tai gali būti absoliučiai bet kas. Ir tada protas sukuria simptomą, sukuria ligą, kad nuo to pabėgti. Arba išsisukti, arba kad tai kažkaip pasikeistų. Sakykime, jeigu yra kažkas, kas labai labai nemiela, labai nemielas darbas, labai ten nemalonu būti, labai nesinori, bosas žvėris, darbo daug ir taip toliau. Ir tikrai esu net pati ne vieną kartą girdėjusi tokią frazę, kad blemba, kaip nenoriu rytoj darbą, nors imk ir susirk. Ir bum, suserga žmogus. Tai tau ir nauda. Viena didžiausių psichosomatikos priežasčių yra emocijų užlaikymas. Neleidimas savo išjausti emocijos, nepaleidimas emocijos ir kai emocijos kaupiasi, jos kaip vanduo, gali tu jas kažkurį laiką kažkur užspaudus, paslėpus laikyti, bet jos anksčiau ar vėliau ieškos kelio lauk. Ir jos arba išeis per panikos atakas, jeigu yra prikaupta daug baimės, ar ne, tos toksai panikos atakos yra savotiškas paleidimas emocinio kamuolio, kuris jau yra per didelis ir nebetelpa, pasileidžia tas kamuolys, kūnas paleidžia, išsidreba, išsipanikuoja ir vėl kurį laiką ramu. Tas pats yra su pykčio priepuoliais, su nerimo priepuoliais ir taip toliau. O jeigu vis dėlto mes jau tiek užspaudę, kad nebeišeina net per tokius protrukius, arba nepakankamai išeina, tada emocija pradeda ieškoti, kaip čia išeiti per kažkur kitur ir susiranda kokią nors vietą silpnesnę dažniausiai ir pradeda ją ėsti. Pradeda ją ėsti ir taip įsodina ligą. Tai žodžiu, leiskit savo jausti. Aš nesakau, kad reikia tas emocijas taškyti į visas puses, bet bent jau leiskit savo jausti, leiskit savo pabūti tam nepatogume, taip mes labai nenorim tų nemalonių, nepatogių emocijų, mes norim tik gerai jaustis, bet bėda yra ta, kad jeigu mes neleisim savo pasijausti blogai, pabūti tame nemalonume, tame nepatogume, tai ateis laikas, kai jaustis gerai bus gerokai sunkiau. Ir įsitikinimai. Pavyzdžiui, kokie įsitikinimai gali būti? Pavyzdžiui, jeigu žmogus įsitikinęs, kad būtinai turi turėti tą ligą, nes karta iš kartos visi turėjo tą ligą jo giminiai, tai būtinai ir tas žmogus turės tą ligą. Ir aišku, ta liga atsiranda, nors jos galėjo visiškai ir nebūti. Dabar atskiro atveju aš nepasakosiu, bet tikrai yra buvę ne vienas atvejis pasitaikęs mano praktikoje, kai žmonės yra įsitikinę, kad susirgs viena ar kita liga vien dėl to, kad jinai eina iš kartos į kartą.
Ir pastoviai tikrinasi, pastoviai ieškosi tos ligos metais, eina pas daktarus, vis tikrintis, ar tik ta liga dar neužklupo. Ir kai galiausiai po 10 metų gauna diagnozę, kad jo, tu tą ligą turi, tada būna, žinojau, kad man tai bus. Nors iš tikrųjų yra didelė tikimybė, kad tą ligą tiesiog pats savo žmogus ir įsisūdė. Va. Ir santykiai. Problemos su santykiais. Ir santykiai, čia galima tiesiog palikti tą vieną žodį santykiai ir imti bendrai, kad su visais žmonėms bet kokie santykiai, bet galima truputėlį ir paskaidyti. Tai sunki vaikystė, ar ne? Santykiai nesiklostantis vaikystė, nes vaikas iš tikrųjų ir negali klostyti jokių santykių, santykis yra vystomas su vaiku. Ne? Vaikas kiek natūraliai prisitaiko prie aplinkos, tiek natūraliai gali tos santykius išvystyti, jeigu aplinka tam yra palanki. Bet jeigu visi šalti ir to santykio su vaiku nemezga, tai tam vaikui užmegzti savarankiškai santykį su aplinka tai yra absoliučiai neįmanoma. Toliau, atsakomybės prisiėmimas. Žinoma, kad santykiai, taip, tai yra susijęs su santykiais, nes atsakomybė už save, už savo veiksmus, arba per didelis atsakomybės prisiėmimas už kitą, tai įtakoja visų mūsų santykius. Kaltinimas tiek savęs, tiek kitų, atsiribojimas, perdėtas prisirišimas, santykiai šeimoje jau sukurtoje suaugus, darbiniai santykiai, santykiai su draugais, žodžiu, visa tai įeina į santykius, ar ne, visos šitos problemos. Ir dėl ko tie santykiai nesiklosto. Tai vėlgi trauma, savivertė, nes su žema savivertė yra tikrai be galo sunku užmegzti šiltus ir gilius santykius, nes jeigu nėra santykio šilto su savimi, jį labai sunku užmegzti su kažkuo kitu. Ir išmoktas santykių modelis. Ta prasme, savivertė gali būti kaip ir daugiau mažiau tvarkoj, traumų gali nebūti, bet jeigu vaikas augo tam tikroj šeimoj, matė tam tikrą modelį, ir Lietuvoje galbūt tai nėra, apskritai nelabai girdėjusi su atveju, bet pavyzdžiui, kai žmogus išauga kažkokioj tai sektoj. Kažkokioj tai grupiai, grupuotėj, komunoj, tuomet vėlgi tas išmoktas santykio modelis, išėjus iš tos grupės, gali labai patrukdyti užmegzti santykius pasaulyje už tos komunos, už tos grupės ar grupuotės ribų. Ir į tas priežastis, kodėl tie santykiai nesiklosto, galima būtų papildyti sąrašą ir iš tikrųjų, jeigu pas jūs kyla minčių ir idėjų papildyti sąrašą, arba jeigu kyla klausimų dėl vieno ar kito aspekto iš šito sąrašo, jūs drąsiai galite rašyti komentaruose, man būtų labai įdomu paskaityti. Ir kaip pasakiau, šitos sąrašus galima pildyti, bet šiandien aš tiesiog nenorėjau tiek daug išsiplėsti, nes čia galima būtų apie tai kalbėti ilgai. Tačiau šiandien paėmiau tiesiog tos tokius kertinius ir dažniausiai pasitaikančius atvejus. Taigi tiek būtų šiandien. O mane dar kviečiu aplankyti mano Facebook puslapyje Kuriu geresnį gyvenimą, jeigu norėtumėte sužinoti apie mano veiklą daugiau, arba su manimi susisiekti asmeniškai, galite rašyti man asmeniškai Julija Survilienė, arba per mano puslapio paskyrą, kaip jums patogiau ir fainiau. Taip pat kviečiu mane aplankyti mano puslapyje, ten jūs galite taip pat pasiskaityti daugiau apie mane, apie mano paslaugas. Taip pat galite užsiregistruoti pažintiniam skambučiui, jeigu norėtumėte daugiau panagrinėti šitos klausimus, kuriuos mes aptarinėjame šio iššūkio metu, arba išbandyti hipnoterapiją patys. Ir dar kartą primenu, kad jeigu norėtumėte daugiau sužinoti apie artėjantį regresinės hipnoterapijos ir pasąmonės transformacijos kursą, galite rašyti elektroninį laišką, galite registruotis į pažintinį skambutį, ten aš atsakysiu visus klausimus asmeniškai, galite išbandyti hipnoterapiją, visos nuorodos ir elektroninio laiško adresas yra prie šito video aprašyme. Tai tiek šį kartą. Gražaus ir jaukaus vakaro ir iki.